Marius klausia, nuo kelių metų žaidi krepšinį ir kas sekasi sunkiausiai? Krepšinį žaidžiu nuo 1 klasės, tai čia nuo 8 metų turbūt. Ir kas sekasi sunkiausiai krepšinėje? Ar kaip? Galbūt driblingas sunkiausiai sekasi, pataikymas. Petras klausia, kur žaidėjai anksčiau ir kaip prasidėjo tavo krepšininko karjera? Karjera prasidėjo čia Perlė. Jau žaidžiu 4-5 sezoną. Čia ir prasidėjo, o pradėjau lankyti Vilniaus jaunimo mokykloje. Lina klausia, kas svarbiau krepšininkui, ūgis ar vikrumas? Svarbu ir tas, ir ūgis, ir vikrumas. Galbūt, kaip kuriai pozicijai. Žaidėjai vikrumas, centro ūgis. Aloizo klausimas, ar krepšininkas pirmiausia turi būti geras kaip sportininkas ar kaip žmogus? Turi kaip žmogus, manau, taip ir krepšininkas geras. Aišku, tas gerumas krepšinė irgi sąlyginai čia. Drungių klausimas, jeigu nebūtum krepšininkas, kokią sporto šaką rinktumėsi? Man daug patinka sporto šaka, galbūt futbolą. Prie kurio trenerio tau labiausiai patiko dirbti? Prie kurio trenerio man labiausiai patiko dirbti? Iš tiesų, kiekvienas treneris yra savaip įdomus. Neįskirčiau turbūt nei vieną. Nes daug tų trenerių buvo, bet pasisus įdomu. Indrė klausia, ko reikalauji iš savęs prieš rungtynes? Tai maksimum, visą laiką maksimumas. Vėl Indrė klausia, gimei krepšininku, tai yra turėdamas talentą šiam žaidimui ar viską, ką darai, yra sunkaus darbo sporto salėje rezultatas? Galbūt ir talentas dasidėjo, ir ūgis, ir viskas, bet aišku, darbo dėta čia. Ne vieni metai. Indrė klausia, kokias 3 savybės labiausiai savyje vertini? Tai savybės, nežinau, gal kovingas esu. Kovingas ir, kaip ir maksimalistas, stengiasi jau varžybose atiduoti save viską. DNC klausimas, ką vaikas, kuriuo buvai kadaise, pagalvotų apie suaugusį, kuriuo esi dabar? Aš žinau, turbūt tokį gal ir būčiau įsivaizdavęs, nes vis nuo vaikystės vien tik žiūrėdavau krepšinį, iš tiesų reidavau krepšinio varžybą, žiūrėdavau. Galbūt negalvojau, kad būsiu čia profesionalas ar dar kažką. Dabar nesu toks, bet tikėjausi būti krepšininku, kažką siet su krepšiniu. Arsenas klausia, kodėl Perlas pralaimi išvykose, o namuose lengvai laimi, kokie sunkumai? Išvykose turbūt daugelis NKL komandų gerai žaidžia, nes savo salėje pataiko geriau, ir žiūrovai savi, ir dažnai teisėjų švilpukai palankesni. Todėl ir yra sunkiau. Taip pat ir kelionės yra tolimos, žinot, ir Klaipėda, Mažeikius, tai būna sunkiau tikrai. DNC klausia, ar buvo lemtingų metimų, kurie būtų išplėšę pergalę arba kuriuos prametei? Nežinau, gal ten moksleivių. Buvo pramestų, bet tokių, kad ten su Serena dar kažką tai nebuvo tikrai. Diferentė klausia, kuri komanda tavo manymu yra stipriausia Lietuvoje ir koks geriausias žaidėjas tavo? Stipriausia pagal rezultatus čia štai Lietuvoje, tai Žalgiris, bet šiaip mėgstamiausia Lietuvos Rytas kaip Vilniečių. O žaidėjas koks geriausias? Ką žinau, galbūt Klyza. Naurūnas klausia, kuris krepšininkas yra tavo idealas ir kodėl? Idealų tokių kaip ir labai neturiu, bet man labiausiai visiems patikdavo Šiškauskas Lietuvos Rytas, Šiškauskas ir Masiauskas, kaip jie būdų dar žaisdavo. Naurūnas vėl klausia, kokiai komandai labiausiai norėtum atstovauti? Kokiai komandai? Tokios iš tiesų neturiu. Norėtųsi, aišku, aukštesnė lygiai. Tomas klausia, koks krepšinio treneris tau padėjo suaugti kaip žaidėjui? Turbūt irgi neįskirsi, nes tų trenerių buvo daug, ne vienas. Suaugtų. Ir šitą nesijaučiu, kad labai dar suaugęs, kaip krepšininkas esu. Tai irgi neįskirsi, tų trenerių daug buvo, nenoriu skirti. O kokių ritualų laikaisi prieš rungtynes? Kokių ritualų? Neturiu specifinių ritualų. Povilas klausia, ko labiausiai trūksta Perlo MRU komandai, kad šluotumėte varžovus? Ko labiausiai trūksta? Ką aš žinau, ko čia galima trūksta, tai trūksta daug. Indrė klausia, koks tavo pagrindinis tikslas krepšininko karjeroje? Siekti aukštumų kokius. Žaisti kuo aukštesniam lygiui, stengtis. Vėl Indrė klausia, kam gyvenime tiki pirmenybė? Kol kas sportą. Mantas klausia, ar galima suderinti greitą maistą ir krepšinį? Pats to stengiuosi derinti, pavyzdžiui, prieš varžybas, nes to greitą maistą nevalgyti. Manau, nelabai, galima, bet kaip ten turi laisvesnę dieną, gal kažką, ten McDonald'ą nueiti. Taip, prieš varžybas, tai nemanau. Motiejus klausia, ar sirgaliai prideda motyvacijos žaidžiant? Taip, aišku, prideda.
Aistės klausimas. Dažniausiai tau tenka dalyvauti net 3 rungtynėse per savaitę. Nemažai laiko praleidai aikštelėje, dar tie studentiški šeštadieniai. Kaip nepavargsti ir iš kur pas tave tiek sveikatos? Taip. Treniruojasi ir yra tas ištvermės sveikatos. Nežinau. Gal tik taip atrodo, iš tiesų būna pavargęs, jaučiasi tas nuomonės, iš tiesų, jeigu daugiau žaidžiu. Matėjaus klausimas. Ar sudėtinga iš tavęs gauti autografą? Nesudėtinga. Auros klausimas. Kokia turėtų būti panelė, kad patraukti tokio žavaus krepšininko dėmesį? Ir ar nueisi su ją į pasimatymą suvalgyti kebabą? Gal ir nueisi. Kad patraukti? Nežinau, paprasta. Labai kažkokių didelių reikalavimų neturiu. Naglis klausė, ar gerai sutari su Pilaitės kebabininkėmis? Neblogai.